Šiandien Žalgiris TV laidoje artėjančių rungtynių su Prokomu analizė pagal Dainių Šalengą ir Aco Petrovičių. Rengiamės kaip normaliom Eurolygos rungtynėm. Tas pasirengimas plius minus kiekvienų rungtynių yra panašus, bet aišku šitos varžybos skirsis nuo kitų tuo, kad mes laimėję beveik užsitikrinam vietą top 16, tai va tokia jų reikšmė gal truputėlį kitokia. Ar tai psichologiškai nebus sunkiau tos rungtynės, tokios vis tiek svarbesnės nei visos kitos? Nu, matot, Eurolygoje labai taip sunku pasakyti, visos varžybos yra svarbios ir nepasakyčiau, kad kažkaip jau labai mes žinom jų reikšmę, bet kažkaip labai, kad sureikšmintume, tai taip nėra. Nu, mes pakankamai neblogai žaidžiam ir, aišku, norim tą tokį ritmą laikyti ir toliau. Tai, aišku, laimėjęs tas vienas rungtynės, aš galvoju, kad komanda norės ir kitas vėl laimėti. Tai, Ar jaučiasi, kad ta komanda, su kuria dabar žaisit, pažįsta kiek labiau negu kitas Eurolygos priešas? Tikrai taip, nes žaidėm šiemet jau kelis kartus, žinom tą komandą, kai kurios žaidėjus, kas čia žaidė Žalgirį praeitais metais, pažįsta nuo praeitų metų, treneris tas pats, ta filosofija žaidimo tos komandos irgi yra panaši ir tikrai žinoma ir gal sąlyginai yra lengviau žaisti, kai pažįsti priešininką. O kokia tai komanda, individualiai pažįstat, kaip apibūdinti? Reikia su ja žaisti? Individualiai turi stiprius žaidėjus, bet kartais trūksta komandinio žaidimo ir jeigu pavyksta juos taip uždaryti ir gaunasi, kad tie žaidėjai kartais žaidžia į minusą komandą tempia, nes šiaip paėmus kiekvieną žaidėją, tai tikrai turi tos žaidėjas ir NBA patirties turinčius, ir kurie nemažai Europoje žaidė, bet to komandinio žaidimo jam kartais trūksta. Kaip jūsų paties fizinė forma yra? Gerėja po truputį, aš manau, kad ypač per paskutinį mėnesį aš pats jaučiu, kad tikrai pagerėjo, o ta, aišku, iki tos formos, kuri buvo ir kuri čia visi nori ir aš kur noriu, aišku, dar reikia daug pasistengti. Sakykime, po praėjusios savaitę Kaunas Portugalijoje vykusios tragedijos, kai praėjo šiek tiek laiko ir galima jau blaiviau šiek tiek vertinti tai, kas ten atsitiko. Sakykime, ar padarėte kažkokias jau išvadas robesniam taškui? Manau, pačios pagrindinės bėdos tai buvo klaidos ir tokios klaidos, kaip mes sakom, lygioj vietoj, kur tikrai kartais ir nebūdingos būna, bet neįnasi paaiškinti tą dieną, tikrai tų klaidų labai daug buvo ir daugiau mes pralošėm negu Makabis laimėjo, netgi taip blogai žaisdami, vis tiek tom likus keliom minutėm mes, galima sakyti, turėjom varžybas savo rankose ir tik dar tos 3 klaidos, neleido mum iškovoti pergalės. Tai manau, šitos rungtynės Lenkijoje bus labai geras tom, kad pasižiūrėsim, ar mes padarėm išvadas ar ne. Vakar visa komanda gyvena viešbutyje. Kaip žaidėjai vertina tokią praktiką? Tai kaip vertina, mes susitaikom su to, yra taip, kaip yra ir viskas. Tai čia tokia gal susikaupimo, nes tos varžybos yra, kai visi žino, svarbios ir gal truputėlį nusprendė pakeisti tokį ritmą mūsų, kad, truputėlį pakeisti, kad būtent apsigyvenom viešbutį, kad ramiai pabūt, nežinau. Yra kaip yra, žaidėjas su to susitaiko ir, mes čia nieko negalim padaryti ir viskas vyksta tuo pačiu, galima sakyti, ritmu, tik tai, kad gyvenam dabar tas kelias dienas ne namuose, o viešbutį, o šiaip viskas tas pats nieks nesikeičia. Klaidos jau Žalgirio problema tampa ne pirmose rungtynėse, ar kažkaip prieš tą laiką bandė treneris spręsti šitą problemą, galbūt daugiau dėmesio tam skiria? Tai skiria to dėmesio visada pabrėžia, kad jeigu tik mes žaidžiam, ta prasme mes norint normaliai kovoti dėl pergalės, reikia sumažinti klaidų skaičių apie 10-12. Apie 10 klaidų ir tos visos rungtynės, kurias mes laimėjom, kai pasižiūri klaidas, dažniausiai matosi, kad tų klaidų būna mažiau. Ir ypač žaidžiant su tikrai rimtom komandom Eurolygoje, tų klaidų, sakau, akcentuoja, kad kuo mažiau būtų. Очень важна игра, поэтому что неудачно
проиграли. Labai svarbios rungtynės, nes mums nesėkmingai susiklostė mačas su Makabi. Нас прва мяч, как сказать, матч-поинт prvi, поэтому что думаю, что Dabar jaučiamės lyg mūsų rungtynės yra match pointas. Tai yra laimi vieną mačą ir esi top 16. Значи, понятно, что все знаем о команде Прокома. Užtenka paminėti, kad apie Prokomą žinom viską. Žinom, kad ekipoje neliko Brauno, tačiau jo minutės gauna Videnovas. Нет больше команды, но сейчас больше время в игре имеет Виденов. И думаю, остальные игроки... Jie Ispanijoje įveikė Caja Laboral ir jiems atsirado šansas. Jei jie laimės prieš mus, jiems liks 2 rungtynės su Partizanu ir Makabi namie. Появился шанс, что могу, если нас выиграю, и потом имею 2 игры. Jie turi surinkę didžiulį biudžetą, tad normalu, kad jie kausis dėl vietos top 16. Поэтому что они очень большой бюджет у них и желают. Но Mes savo ruoštų stengiamės pasiruošti. подготовить се, думаю, что хорошо, что играли вот эту игру со Šiauliais. Gerai, kad turėjom tokias rungtynes su Šiauliais. Mums po pralaimėjimo reikėjo laimėti ir dabar puikios nuotaikos vyksime į Lenkiją. За Польшу и попробуем все, что у нас есть, и по тактике, и ребята готовы играть со Прокомом, поэтому еще раз скажу, что очень... Vaikinai pasiruošę rungtynėms su Prokomu, nes pakartosiu, puikiai žinom Prokomo žaidėjų individualius sugebėjimus ir puolime, ir gynyboje. Klub prudumал, что сделать. Klubas dabar sugalvojo karantiną, nes dabartiniu grafiku žaidžiam labai daug rungtynių. Напряженный график, и надо забрать энергию, и Reikia pasisemti energijos, todėl komanda šiuo metu yra kartu. где они находятся, что кушаю, и так хорошо тренировать. Žinome, kur žaidėjai yra, ką jie valgo, todėl tikiu, kad krepšininkai bus pasiruošę ir nebebus tų mažų problemų, kokios kankino Collinsą ir kitus. Collinsas ir Pocius šiek tiek buvo traumuoti. Со остальным тоже чуть-чуть каждый.